Sveiki laidos žiūrovai. Šį kartą pas mus svečiuose futbolo treneris, komentatorius Žygimantas Barauskas, su kuriuo apžvelgsime Čempionų lygos ir Europos lygos atkrintamųjų kovas. Sveiki. Labą dieną. Galim pradėti vis tiek nuo tos tokios pirmosios poros tarp Bayern ir Lazio komandų. Prisiminkime tas pirmasis tiek vykusias rungtynes iš pradžių Italijoje ir kokį įspūdį jos paliko, nes ten Bayernas pradėjo aktyviau tą pirmąjį kėlinį, bet nuo to tokio įvarčio pelnyti, kaip ir pamatėme, nepavyko jiem išsiveržti į priekį. Taip, iš tiesų prieš tas rungtynes vis tiek Bayernas galbūt buvo daugiau favoritas poros. Lazio šį sezoną vis tiek nelabai klijuojasi, tik tais 9 vieta užimama serijoje A. Ir per paskutinės 5 rungtynes buvo patirti 4 pralaimėjimai, bet Bayernui nepavyko įmušti įvarčio pirmam kėliniui, o antram kėliniui matėme tenais Upamecano raudono kortelę, kuri pakeitė labai visus įvykius. Lazio įmuša 11 metrų baudinį ir tada Bayernui mažumoj nepavyko, kaip sakant, išlyginti bent jau rezultatą, nors pagal pirmą kėlinį tai atrodo, kad Bayernas šiandien ir visus 3 taškus gali pasiimti. Vis tiek, kaip ir paminėjote, Upamecano klaida, raudono kortelė, uždirbtas 11 metrų baudinys. Matėm vėliau, kad ir Vokietijoje antros rungtynės iš eilės vėl ta pati klaida. Kiek yra tokios grubios klaidos ir jos skandinančios vis tiek komandą? Be abejo, ypač jeigu jau rungtynės artėja link pabaigos, tas 11 metrų baudinys ir dar komanda lieka mažumoje, tai tikrai sudėtinga. Čia, sakykime, jau tos topinės komandos, kai žaidžia prieš šiek tiek silpnesnės, pavyzdys, sakykime, tas pats Manchester City, jie kai kada gali ir mažumoje laimėti arba išlyginti rezultatą, bet Lazio vis tiek tai nėra tokio lygio komando, kas liečia Upamecano, tai šiaip labai geras gynėjas, man asmeniškai labai patinka kaip žaidžia, bet pas jį būna tie tokie užtemimai. Jis gali sužaisti keletą epizodų labai gerai ir tada va tokia klaida, kaip ir minėjote, 2 rungtynės paeiliui, 2 raudonos kortelės, nors šiaip fiziniai duomenys pas jį labai geri ir su kamuoliu tikrai gerai žaidžia, bet va neišvengia tokių klaidelių. Galbūt dėl to ir Prancūzijos rinktiniai neprasimuša į startinę vienuolikę, dažniausiai būna rotacijos žaidėjas. Kiek buvo svarbu Italijos klubui realizuoti tą vis tiek šaltakraujiškai 11 metrų baudinį, pasinaudoti tą progą, nes kaip ir kalbėjome prieš tai, Bayern turėjo galimybių išsiveržti ir vis tiek jau su raudona kortelė lieka varžovas žaisti tą likusį laiką, tą likusį pusvalandį ir įmušė 11 metrų baudinį, išsiveržė į priekį ir jau vis tiek šiek tiek lengviau tos rungtynės. Vis tiek žaidži prieš Bayerną ir jauti, kad rungtynių pabaiga yra galimybė pelnyti įvartį. Ir žinai, kad sezonas dar netaip gerai klostosi, tai be abejo yra tikrai labai didelis potencialas laimėti tokias rungtynes ir Immobile, aišku, ne vieną tokį baudinį per karjerą įmušęs, tai kaip sakant nesudrebėjo ir dabar ir pergalė pasiekta, bet kaip vėliau kalbėsime, tai galtinė variantė vis tiek. Tai tik ir buvo, kad tas vienas rungtynės laimėjo ir tiek. Ar buvo netikėta vis tiek Bayernas pirmam kėlinyje atakavo ir susikūrė tų progų, bet vis tiek po ilgos pertraukos nesugebėjo nei vieno smūgio atlikti į vartų plotą, tai vis tiek tokiai komandai, prie kurios esame įpratę, vis tiek matyti tą tokį atakuojantį futbolą, kiek nustebino tai, kad į vartų plotą nebuvo nei vieno smūgio pirmose tose rungtynėse. Tikrai nustebino tokiu puolimo potencialus, Keinas ir dar daug kitų vyrukų prieki, tai aš įsivaizdavau, kad jie tikrai laimės tas rungtynės ir yra tik laiko klausimas, kada jie pralauš tą Lazio gynybą. Bet matome, kaip kai kada futbolas tom ir žavus, kad jis yra kai kada nenuspėjamas ir matėme, kaip susiklosti tos rungtynės, bet man buvo tikrai keista. Tikrai laukiau kada, bet neatėjo tą vakarą jų laikas. Vokietijos klubas prabėgus maždaug ten savaitę po pirmųjų tų rungtynių išplatino vis tiek tą tokį pranešimą oficialų, kad Tuchelis pabaigs sezono komandoje normalu, bet po vasaros jau vasarą pasitrauks iš komandos ir paliks pasibaigus šiam sezonui. Kaip pats reagavote į šitą klubų išplatintą pranešimą, nes Tuchelio atvykimas į stikį klubą jisai nebuvo lengvas po Nagelsmano atleidimo, to tokio šokiruojančio ir galų gale vis tiek turbūt ir praėjusiame sezone buvo labai svarbu, kad ir tą Bundesliga titulą iškovojo ir padėjo šiek tiek užglaistyti, nes buvo nelengvas etapas. Tai kokia bendra ta reakcija buvo po šito pralaimėjimo, kad vis tiek nusprendžia palikti trenerį iki pabaigos sezono, bet vasarą jau negalės. Aš laukiau iš tikrųjų, kada galiausiai bus tokios naujienos, buvo tik laiko klausimas, ar tai bus paskelbta jau sezono metu ar po sezono, nes akivaizdu, kad šitie santykiai nuo pat pradžių nelabai klijavosi. Man dar toksai dalykas įstrigęs, kad iš tikrųjų praeitą Bundeslygos titulą ne Müncheno Bayernas laimėjo, aš sakyčiau labiau Dortmundo Borussia jį pralaimėjo. Paskutiniam turė prisimenam, visas kortos buvo Dortmundo rankose. Tai vat ir buvo tenai šį sezoną ir nemažai žinių, kad ne viskas gerai yra ir Bayerno rūbinėje, kad ne su visais žaidėjais randa ryšį.
Ir galbūt valdžia suprato, kad nėra daugiau prasmės tempti tą gumą, dabar praneškime viską ir, sakyčiau, galbūt po šitų naujienų gal šiek tiek Bayernas ir, sakykime, taip atsipalaidavo, galbūt ir žaidėjai jau žino, kad kitą sezoną šito trenerio nebus. Ir galbūt tai išeina bent jau kol kas į naudą, nes matome ir vietinė čempionate šį savaitgalį buvo varžovas pervažiuotas, tai sakyčiau, Bayernas vis tiek yra labai pavojinga komanda, tenais kokybės yra labai daug ir galbūt dabar ir treneris jau šiek tiek kitaip žiūrėsi viską. Ir pažiūrėsim, kaip bus, bet aš kaip ir minėjau, laukiu, kad anksčiau ir vėliau greičiausiai bus paskelbta. Tik klausimas buvo kada, tai vat. Pats Tuchelis nevengė po šito išplatinto pranešimo komentuoti to savo atleidimo, vis tiek užsiminė, kad nėra jisai vienintelė klubo problema ir atsakingas už tą prastą formą. Žinom, kad ir sporto direktorius naujas nuo kovo mėnesio pradėjo dirbti. Tai kiek bendrai Bayerno šiuo metu situacija ir ar manot, kad buvo klaida Nagelsmaną paleisti, nes tuo metu vis tiek visus šokiravo ir kaip ir matom dabar Tuchelio tas turbūt pasamdymas kaip ir nepasiteisino, nes vis tiek tik laiko išbuvo ir jau tenka su treneriu atsisveikinti klubą. Aš manau, kad buvo klaida, aš visada esu už tai, kad treneriams reikia duoti šiek tiek daugiau laiko, ypač tokio lygio specialistų kaip Nagelsmanas ir paprasčiausiai galbūt sezono pradžia nesikliavo taip, kaip norėtų Bayernas, bet reikia paminėti, kad ten ir pačioje Bayerno vadovybėje tikrai buvo labai daug problemų, tenais įvairūs santykių aiškinimais ir tai dažnai, kaip nutinka, net ir iki pačios komandos ateina, kaip ir buvo ten, bet aš lieku prie tos nuomonės, kad paskubėjo su Nagelsmano atleidimu ir matome, jog Tuchelio pasamdymas nebuvo visų problemų sprendimas. Na, kaip ir minėjote, galbūt žaidėjai atsipalaidavo, pats Tuchelis irgi minėjo, kad dabar iki sezono pabaigos jau turės daugiau laisvės priimti sprendimus, nes jau vadovybės turbūt tas spaudimas vis tiek jisai nėra toks, kai žinai, kad dirbsi daug metų ateityje, tai kiek ta laisvė ir ta žinojimas išlaisvina tuos žaidėjus ir treneriai irgi priimti tuos sprendimus galbūt taip, kaip jisai nori kartais. Tai būtent tokio lygio žaidėjai, jie tikrai moka ir gali žaisti futbolą ir kai kada galbūt treneris juos suvaržo savo užduotimis ir prašymais aikštėje ir sakykime, dabar Kimichas yra pastumtas į dešinę gynėjo poziciją, kurioje jis gali žaisti ir matome, kad gal ir Tuchelis dabar priema tokius sprendimus, kai jo nebeslėgia ta tokia didelė atsakomybė ir laisviau viskas vyksta ir matome, kad Bayernui viskas išeina į naudą, bent jau kol kas. Žiūrėsime, kaip bus be abejo toliau, bet sakau, kai kada ta laisvė tokio lygio žaidėjams yra gerai, nes jie ne visada mėgsta būti suvaržyti ir matome, kad kol kas taip ir yra. Atsakomosios rungtynėse Vokietijoje išvydome turbūt tą vaizdą, kurio ir buvo galima tikėtis šiek tiek. Normalu, kad Bayern dominavo, po pirmo kėlinio turėjo 2 įvarčių pranašumą, tai ir po pirmų rungtynių ir tikėjotės, kad jau Bayernas parodys namuose savo tą tikrąjį veidą ir užatakuos, nes vis tiek ir galų gale atsiliekančių jau 1 įvarčio vaidmenį buvo tuo metu. Tikėjausi, dar ir dėl to, kad prisiminiau pirmąjį kėlinį iš rungtynių Romoje, kur realiai irgi Bayernas žaidė kur kas geriau. Ir kitas dalykas, vėl grįžtu prie to pačio, kad Romos Lazio forma šiuo metu tikrai nėra gera. Ir į tokiai komandai mesti iššūkį išvykoje Miuncheno Bayernui yra tikrai labai sudėtinga ir ką ir parodė rungtynės, kad nelabai ten turėjo italų klubas didelių galimybių, o kaip ir minėjau, Bayerno kokybė žaidėjai yra pačio aukščiausio lygio ir vienos rungtynės gali nesusiklostyti, bet kad taip tęstųsi ilgai, tai sunku būtų. Vis tiek, kiek psichologiškai komandai buvo svarbi tokia iškovota prieš Lazio komandą triuškinama pergalė atsakomosiose rungtynėse, nes po to, kaip ir minėjote, matėme, kad ir Vokietijos Bundesliga čempionate 8-1 sutriuškintas varžovas. Kiek psichologiškai tai yra svarbu iškovoti tą pergalę, nes matėm prieš tai, kad tų kluptelėjimų netrūko ir Vokietijos čempionate, kur nuo Bayer komandų šiuo metu apie 10 taškų yra atsiliekama ir tas skirtumas pakankamai didelis yra. Svarbu, nes tai yra vienintelė galimybė šį sezoną iškovoti trofėjų. Miuncheno Bayer nubaigti sezono be trofėjų, tai yra neįmanomas variantas ir be abejo dabar visi žaidėjai, visas klubas gali būtent fokusuotis į čempionų lygą ir be abejo, kad pavyko praeiti Romos Lazio, tai sakykime, taip ir turėjo būti, klubas kitaip, manau, net ir neįsivaizdavo, bet jeigu pagalvokime, nebūtų praeitas šitas etapas, kas būtų tada, tai būtų visiška tragedija ir ten ko gero būtų su žemėm sumindyti ir žaidėjai, ir vadovybė už tokį įspūdingą sezoną. Tai va. Galime išskirti ir Harry Kane'o vis tiek tą vaidmenį, nes atsakomosios irgi pelnė 2 įvarčius ir prisidėjo svariai prie tos pergalės. Bundesliga čempionate irgi pelno daug įvarčių. Kiek yra svarbu šio žaidėjo vaidmuo, nes po pirmų rungtynių jau buvom spėję išgirsti tų tokių pašaipų, kad galbūt jau spėjo Kane'as paversti Bayerno Tottenhamu. Akivaizdu, kad puolėjas savo darbo daro, jis savo įvarčius muša ir net jeigu, sakykime, bus taip, kad Bayernas baigs šį sezoną be trofėjų, tai tikrai nebus Kane'o kaltė, nes jis, sakau, iš puolėjo
ką iš puolėjo reikalavimai savo daro, galbūt dar ir Roberto Lewandowskio rekordą Bundeslygoje pagerins taip, kad sakykime, jis viską atlieka, įvarčius muša ir tikrai ir padeda komandai, kaip žinome, jis yra tas puolėjas, kuris ne tik mušantis įvarčius, bet ir sujungiantis grandis, gali atsitraukti aikštės vidurį, iš aikštės vidurio atlikti perdavimą taip, kad, sakykime, ties juo nematau kažkokių problemų ir kaip tik galima pakalbėti, kad praeitame sezone neturėjo Bayernas tikro puolėjo ir buvo matoma ta problema, tai šį sezoną viskas įspręsta, Harry Kane'as tikrai, kaip ir minėjau, puolėjas, kuris savo statistiką renka. Na, čia turbūt fanai, kurie nori, tie randa prie ko prikipti, kaip komanda pralaimi. Tai, kaip ir minėjom, jau kalbėjom apie tai, kad Bayernas jau yra iškritęs iš Vokietijos taurės Bundesliga čempionate, ten irgi reikia stebuklo, kad labai jau pakeisti tą situaciją. Tai kiek yra svarbi ta čempionų lyga ir ar iškovojimas čempionų lygos taurės, ar nubrauktų tą nesėkmingą sezoną, ar būtų galima vadinti tada, kad visai neblogas buvo sezonas. Aš manau, jeigu jie laimėtų čempionų lygą, tikrai būtų patenkinti šio sezono. Miuncheno Bayernas jau tikrai senokai nėra laimėjęs čempionų lygos. Taip, kad manau, kad jie užskaitytų tokį sezoną, bet dar labai ilgas kelias ir dar tikrai anksti, ypač kaip matome, kiek problemų yra aplink tą klubą. Tai dar sunku pasakyti, bet tai tikrai yra pavojingas žvėris ir Bayerno nurašyti tikrai negalima. Vis tai galima pažiūrėti, nors sunku šiek tiek į ateitį. Kaip manot, kas turi galbūt kandidatai, kas galėtų pakeisti Tuchelį pasibaigus sezonui, nes, normalu, kad žiniasklaida jau skambama apie Alonso atėjimą, bet jis įėjimas ir su Liverpooliu, ir turbūt ir su kitom komandom, kuriuom reikia trenerio. Tai kas paties manimo būtų geriausias tas toks pasirinkimas arba kokio braižo, kokio stiliaus trenerio reikėtų, kad vėlgi galbūt po Tuchelio pasirinkimų, kad nepakartoti tos pačios klaidos, kad taip greitai nereikėtų vėl atleisti. Ne, aš manau, kad Alonso būtų idealus kandidatas vien dėl to, kad jis puikiai išmano Bundeslygą, bet sudėtinga bus, kaip sakant, pasamdyti šitą ispanų specialistą, o daugiau iš tikrųjų net sunku kažką ir pasakyti, nes, sakykime, tas pats Antonio Conte kaip ir yra laisvas, bet žinome, koks griežtas yra šis strategas ir vėl klausimas, ar jis, tarkim, pritaptų Miuncheno Bayerne, būtent ar žaidėjai sutiktų vėlgi viską pildyti. José Mourinho taip pat laisvas, bet vėlgi pastaruoju metu Portugalas jau galbūt netreniruoja pačiu aukščiausio kalibro klubų, bet tokie trys, sakykime, specialistai, kurie dabar man šovė galvą, bet be abejo, Alonso tikrai numeris 1 yra kandidatas, manau, Bayerno vadovybė, bet kaip ir minėjot, jo nori labai daug kas, o galbūt jis ir pats liks dar ir antram sezonui Leverkuseną, galbūt nuspręs dar su šiuo klubu ir toliau patriukšmauti, bet žiūrėsime. Galime pereiti prie antrosios tos tokios poros Real Sociedado ir Paryžiaus Saint-Germain komandų. Paryžiaus komanda normalu, kad pirmose rungtynėse įgijo. Pirmajame kėlinyje gal taip aktyviai nežaidė puolime, bet vis tiek antrajame jau susikūrė daugiau tų progų, išnaudojo, susikūrė tą 2 įvarčių pranašumą. Tai kiek ir buvo tikėtasi tas toks, nes vis tiek turbūt Real Sociedado ir Ispanijoje irgi nėra, kad labai sėkmingai žygiuotų komanda. Laimėjo tas rungtynės Saint-Germainas, bet esmė yra, kad Real Sociedadas didžiąją dalį tų rungtynių, mano nuomonė, žaidė iš tikrųjų geriau ir man net buvo šiek tiek gaila, kad ispanų klubui nepavyko pelnyti įvarčio, nes pačia žaidimo prasme, žaidimo kokybė, aš sakyčiau, jie šiek tiek net ir lenkė Paryžiaus žvaigždės, bet galutinė variante Kyliano Mbappé kokybė visgi išsprendė visus reikalus. O antroje dvikovoje jau, sakykime, ten Paryžius, sakyčiau, dominavo ir ten jau net ir žaisdami namie ispanai neturėjo didelių galimybių. Tai sakau, šiek tiek gaila, kad tose pirmose rungtynėse nepavyko patriukšmauti Sociedadui ir, sakykime, nešti daugiau intrigos į tą porą. Kiek ir buvo apmaudu antrose rungtynėse, nes vis tiek ten prancūzo pirmas pelnytas įvartis sužaidus 15 minučių buvo, ir rezultatas 3-0 ir čia jau daryk, ką nedaręs, turbūt apversti jau tą situaciją prieš tokį klubą vis tiek jau nužudė tą intrigą tas greitas įvartis. Taip, tikrai nužudė intrigą ir aš irgi tikėjausi, kad jeigu pavyko taip Real Sociedado išvykui sukovoti, tai namie savo stadione tikrai užsikurs dar labiau, aistringai palaikomi sirgalių, bet tas greitas įvartis praktiškai visą intrigą atėmė iš tų rungtynių. Tada Real Sociedadui reikėjo labai dideliem pajėgom eiti į priekį, o Paryžiaus Saint-Germaino žaidėjams, tokiems priekį esančiams atakuojantiems futbolininkams, kontratakų žaidimas yra labai palankus su jų greičiu ir ten jau, sakykime, intrigos labai greitai neliko ir galutinis rezultatas tą tik pasako.
Galime išskirti čia vėlgi ir Mbappé situaciją, vėlgi Prancūzijoje ten jau ir Enrique užsiminęs yra apie tai, kad laikas komandai yra priprasti žaisti be prancūzo ir dažnai yra pakeičiamas arba paliekamas ant suolo. Matėm, kad ir dalį rungtynių Prancūzijoje gali stebėti ir su mama tribūnose, o ne su komanda šalia, bet vėlgi Čempionų lyga yra visai kitas reikalas ir čia matėm, kad startinėje sudėtyje prancūzas buvo leidžiamas, tai turbūt irgi parodo Paryžiaus Saint-Germain tokį nusiteikimą ir svarbą šitom rungtynėm atkrinta pūvių, nes ten Prancūzijoje vis tiek tas atotrukis didelis, ten galima paeksperimentuoti ir sudėti palaviruoti. Paryžiaus Saint-Germain vadovybė irgi rodo savo didelį ego, kad nesvarbu, kad tu esi žvaigždė, bet mes valdome klubą, bet ir vėl, kaip minėjote, Čempionų lyga yra būtent tas trofėjus, kurios nepavyko dar paryžiečiams iškovoti ir jiems labai jo reikia. Išleidus tiek daug milijonų per tiek daug metų, taip kad čia negalima rizikuoti ir čia net nesvarbu, kad Mbappé kitą sezoną jau nebebus Paryžiuje, jisai vis tiek yra komandos, sakykime, ne tik žvaigždė, bet ir galbūt geriausias, svarbiausias žaidėjas ir jie privalo įleisti, nes jeigu vėlgi Paryžius čia iškristų šiame etape, tai vėl būtų didelis fiasko ir, sakykime, eilinis kartas, kai jie nuvilia, nes kiek prisimenu nuo ateimo, tų didelių investicijų tik vieną kartą pavyko į Čempionų lygos finalą prasimušti, o kaip minėjau, milijonai ištaškyta labai daug, taip kad, reikia Mbappé ir jis žais Čempionų lygoje visose rungtynėse, manau, ir čia vadovybė nerodys savo ego ir principų. Na, vis tiek žiniasklaida skelbia, kad prancūzas jau kaip ir pasiekė susitarimą su Madrido Real klubu. Kiek yra smagu, kad ne vienerius metus trukusi drama tikriausiai jau pagaliau vasarą pasibaigs ir pagaliau oficialiai įvyks tas persikėlimas, nes matėm tų, kad keliasi, tai nesikelia, persigalvoja, lieka Paryžiuje toliau ir panašiai. Bet dabar turbūt ir trenerio žodžiai ir paties palikimas ant suolo Prancūzijoje parodo, kad jau yra pranešta turbūt vadovybei ir kad jau tikrai atsisveikins. Smagu dėl to, kad pagaliau baigsi šitie gandai. Tai keliasi, tai nesikelia, dabar bus aišku, tai iš tos pusės gerai, bet kita medalio pusė klausimas, ar dabar Madrido Realui, kai jie žaidžia tokį futbolą, bus lengva integruoti Kylianą Mbappé, nes jis būtent nori žaisti kairiajame krašte, kuriame žaidžia Vini Junioras. Ir bus labai įdomu, kaip Ancelotti sutalpins visus to žaidėjus, nes kaip ir minėjau, jie visi turi savo ego ir jie gali jį parodyti, jeigu bus nepatenkinti savo žaidimo poziciją, savo žaidimo laiku ir kad svarbiausia tie žaidėjai tarpusavį sutartų, rastų, sakykime, tą bendrą ryšį ir svarbiausia, kad be abejo Madrido Realui išleidus tikrai nemažus pinigus šio futbolininko algai, kad jie gautų tą rezultatą, kurio nori. Tai čia esminis momentas, o be abejo Mbappé yra svajonė nuo vaikystės žaisti Madrido Realą, tai pagaliau, kaip minėjau, baigsis tie gandai ir galėsis išpildyti tą svajonę. Kiekvieną dieną arba kiekvieną mėnesį, kiekvieną savaitę buvo tų gandų pakankamai galima priskaityti. Kaip atrodys Paryžiaus komanda be Mbappé vis tiek? Buvo sukurtas tas projektas, didysis trejetas, nebeliko nei Messi, nei Neymaro, dabar išvyksta ir pats Mbappé, tai akivaizdu, kad tas projektas nepasiteisino, nes išsvajotos Čempionų lygos laimėti taip ir nepavyko. Prarandamas paskutinis lyderis ir prancūzas vėlgi vietinis žaidėjas, tai kaip atrodys ta komanda jam išvykus? Labai bus įdomu stebėti, ar bus bandoma užpildyti būtent Mbappės paliktą vietą kažkokia tai super žvaigždė, ar galbūt dabar bus pasirinktas kiek kitas modelis. Matėme jau prieš šį sezoną Pasaga nebepasirašinėjo kažkokių super didelių žvaigždžių, netgi labiau grąžino į klubą žaidėjus, kurie yra prancūzai, prancūzijos rinktinės žaidėjai. Ir bus įdomu stebėti iš tikrųjų, dar ko gero anksti pasakyti, vėl gandų jau daug, kad numatė ir vieną, ir kitą žaidėją, bet pažiūrėsim, iš tikrųjų labai sunku. Ir vėl didelis klausimas yra, ar leis pačiam Enrique spręsti, ko jis nori, ar vėl vadovybė spręs, ką jie norėtų matyti toje komandoje. Kiek bus įdomu išvysti Mbappé rungtyniaujantį Ispanijoje ir kaip manote, vis tiek dabar taip sunku prognozuoti, nes matom visokių pavyzdžių, kaip žaidėjams labai greitai pavyksta adaptuotis, matom ir sunkesnių atvejų, kaip paties nuojauta kužda, kaip seksis. Labai įdomu bus pamatyti jį su Realo marškinėliais, kai toks žaidėjas, aš manau, kad neturėtų jam būti sunku tame klube įsitvirtinti, lygiai taip pat galima pateikti pavyzdį Harry Kane'as persikėlė į Müncheno Bayerną ir toliau štampuoja tos įvarčius. Galima dar pridurti, kad Madrido Realo klube komandos draugai taip pat meistriškumo nestokoja, taip kad perdavimas Mbappé bus atliktas ir aš manau, kad šis žaidėjas individualiai labai stiprus, viens prieš vieną gebantis žaisti tiesiog įspūdingai ir manau, kad viskas turėtų būti gerai, aš manau.
Na, čia turbūt ir Realo fanai atleis už visus tuos gandus, už visą tą dramą, kai užsivilks marškinėlius ir galbūt pelnys tuos įvarčius ir ves komandai pergalį. Žinant ispanų tą charakterį, galbūt pradžioje gali būti šiek tiek švilpimo, bet jeigu jis nuo pat pradžių demonstruos gerą žaidimą, muš įvarčius, tai labai greit viskas užsimirš ir bus atleista. Na, tuo tarpu galim ir pereiti prie Realo poros, kuris klubas susitiko su Leipcigo komanda. Galim prisiminti vėlgi tas pirmas rungtynės Vokietijoje, ten Realas vertėsi be svarbių gynėjų, Bellingamas irgi negalėjo padėti komandai. Kaip bendrai atrodė tas vaizdas pačiam pirmose rungtynėse, nes na ten ir buvo neįskaitytas Šeško pelnytas tas diskutuotinas greitas įvartis, daug diskusijų sulaukęs ir Realo tų klaidų netrūko. Tai kaip bendrai tos pirmos rungtynės? Nustebino, negalvojau, kad bus taip sunku, bet parodė Leipzigas tiek pirmose rungtynės, tiek ir antrosiose, kad metė labai rimtą iššūkį Madrido Realui. Taip, Realas neturėjo stipriausios sudėties, bet vis tiek, sakykime, galbūt klubai yra šiek tiek skirtingo svorio. Bet tikrai nustebino ir, kaip ir paminėjote, tas neįskaitytas Leipcigo įvartis, ten man irgi iš pradžių kilo klausimų, nelabai supratau, dėl ko jis buvo neužskaitytas, bet tikrai, vokiečius reikia pagirti už tas rungtynės ir vėliau spėju kalbėsime apie antrasis rungtynės, tai ten iš vis, mano nuomonės, vokiečių klubo žaidė net geriau ir tiesiog išlindo Madrido Realas, galima tai pasakyti. Tai pirmose rungtynėse dar galim paminėti tai, kad Diaso tas nuostabus smūgis, vėlgi individualus meistriškumas, kiek jisai dažnai ir padeda Realui, tas individualus meistriškumas pelnyti tą nuostabų netremiamą smūgį ir atrodo nors vargo, bet tą pelnyti įvartį vis tiek individualiais veiksmais pavyko ir išsivežti vis tiek tą rezultatą. Kaip ir paminėjote, kai nesiklijuoja komandinis žaidimas, tiem žaidėjams dėl to yra mokami tokie atlyginimai, už juos mokami tokie pinigai, kad jie savo individualių meistriškumų gali nuspręsti rungtynes, ką ir pamatėme. Galbūt, kaip ir minėjau, ne viskas gaunasi, tada tiesiog žaidėjai imasi daugiau iniciatyvos ant savęs ir sprendžia patys reikalus. Galim paminėti ir ukrainietį vartininką Luniną Realo, kuris pirmose rungtynėse ten fantastiškai ne vieną smūgį traukė varžovo ir irgi kiek vartininko tas yra prisidėjimas prie rezultato, nes gelbėjo įspūdingai komandą pirmose rungtynėse. Luniną tikrai reikia pagirti, galim prisiminti, jog kai Kurtuo gavo traumą, atvyko iš Londono Chelsea kepo, jis turėjo tapti būtent tuo Kurtuo dublerių, bet gavus taip, kad ukrainietis sugebėjo nukonkuruoti kepą ir visą šį sezoną iš tikrųjų demonstruoja labai gerą sportinę formą ir vėlgi, kaip ir minėti, ir šiose rungtynėse ne kartą gelbėjo Madrido Realą, tai tikrai ukrainietis žaidžia puikų sezoną. Kiek nustebino, nes vis tiek daug dėmesio sulaukė tas Ancelotti pasirinkimas antrose rungtynėse atsakomosiuose Rodrigo palikti ant suolo ir nestartinėje sudėtyje pasirinkti šį žaidėją. Tenais iš tikrųjų, kaip susiklostė rungtynės, treneris gavo gana nemažai klausimų, kodėl būtent buvo pasirinkta tokia sudėtis, trūko šiek tiek aštrumo aikštėje ir matėme, to labai naudojasi Leipzigas, sugebėjo jie, sakykime, išlaikyti intrigą iki pat rungtynių ir vos net ir nepateikti sensacijos, taip kad buvo ten tikrai klausimų Ancelotti, kodėl, kaip ir minėjot, Rodrigo paliktas ant suolo, kodėl aikštėje buvo nuspręsta išleisti tiek daug, sakykime, centrų saugų, kurie galbūt ne visi žaidė savo įprastose pozicijose ir kaip matėme, tas bandymas ne visai pasiteisino. Kiek čia turėtų būti Leipzigui apmaudu, nes Openda ten daugybę progų turėjo ir nepavyko dažnai jų išnaudoti, o ten įmuš pirmas ir vėlgi ta situacija turbūt keistusi šiek tiek jau į kitą pusę. Na, tikrai apmaudu, tikrai labai retai tavo gyvenimas pameta tokią galimybę išmesti Čempionų lygoje Madrido Realą. Paminam, kažkada šią sensaciją pateikė Amsterdamo Ajaxas, čia būtent kalbu šiek tiek apie tos žemesnius, sakykime taip, lygio tos klubus, nieko neįžeidžiant. Tai tikrai turėjo visas galimybės, visas kortas savo rankose Leipzigas ir Openda tikrai šį sezoną žaidžia gerą. Ir manau, tikrai po rungtynių ne kartą galvoju apie tos epizodus, kurių nesugebėjo išspręsti taip, kaip galėtų išspręsti šį žaidėjas. Po pirmojo kėlinio, ten girdėjosi ir fanų švilpimas, turbūt Madrido fanam irgi nepatiko, kaip komanda atrodė ypatingai tam pirmam kėlinį. Madrido Realo fanai pratė prie pergalių ir gražaus žaidimo ir vėlgi, kai atvažiuoja Leipzigas, tai vis tiek nėra kažkoks tai super tituluotas klubas, tai ne Manchester City, ne Müncheno Bayernas ir tu matai, kad realiai aikštėje jie žaidžia geriau, tai Madrido Realo fanai tikrai išreikš savo nuomonę ir duos suprasti tiek žaidėjim, tiek ir strategui, kad toks vaizdas mūsų netenkina.
Kokį įspūdį ir paliko tas vis tiek Realas, nors Leipzigas antrajame kėlinyje kūrė, tas vėlgi aktyviai progas, bet vėlgi pirmą įvartį pelnė Realas, bet ar buvo kilusi ta tokia mintis, kad intriga galbūt ir baigsis šioje poroje, nes ten labai greitai po 3 minučių sugebėjo Leipzigas atstatyti tą pusiausvyrą, bet atrodė po pirmo įvarčio, kad gal ir viskas jau. Buvo. Galvojau, ties Madrido Realo įvarčio, viskas aišku, greičiausiai čia jau nebeturės galimybių vokiečiai, bet kaip ir sakome futbole, kad pavojingiausia yra komandai, kada jie įmuša įvartį, jie tada yra pažeidžiamiausi, būtent taip ir nutiko, kaip ir minėt, po 3 minučių jau Leipzigas išlygino rezultatą ir tada vėl viskas grįžo į senas vėžes, vėl didelė įtampa aikštėje, faktas, kad vokiečiai neturi ką prarasti, Madrido futbolininkai turėjo labai daug ką prarasti ir jautėsi tą įtampą ir sakykime taip, nesugebėjo laiku tos intrigos užmušti Madrido Realo žaidėjai, paliko tą šansą iki rungtynių pabaigos ir Leipzigas jautė, kad šį vakarą mes galim kažką sukurti ir vos nesukūrė. Galim išskirti ir tą Danio Olmo turėtą per pridėtą rungtynių laiką progą, kai kamuolys sudrebino varžovų vartų konstrukciją. Ten turbūt Vokietijos fanai turėjo imtis už galvos po tokios progos neišnaudotos. Aš manau ir Vokietijos fanai, ir Madrido Realo fanai, nes ten viskas jau vartininkas toje situacijoje nieko negalėjo padėti ir buvęs Barcelonos akademijos žaidėjas vos neišmetė Madrido Realą iš Čempionų lygos labai anksti, bet, sakykime, tame epizode nepasisekė vokiečiams, pasisekė Madrido Realui. Realas išvargo vis tiek tą kelialapį į ketvirtfinalį, tai kiek dar kartą turbūt ir vėl įrodo, kad ši komanda vargsta, kartais išsigelbėjo įspūdingų būdų, kartais neleidžia varžovam išsigelbėti, kaip dabar pasiseka, kiek įrodo vėlgi, kad sugeba toliau žygiuoti tas Realas. Kažkoks toks čempioniškas mentalitetas, kažkokia aura apie tą klubą tikrai yra, nes tikrai ne vienas sunkes rungtynes jie sugeba laimėti, perlaužti, kur jau atrodo lik ir ta visa logika diktuoja, kad tikrai Madrido Realas negali ir neturi čia laimėti, bet kaip ir minėjau, ta kažkokia suformuota per daugelį metų istorinė nugalėtojų aura, mentalitetas šitam klubui padeda. Tai ir šį kartą nutiko taip, bet ir vėl tikrai sėkmės nemažai prireikė Madrido Realui. Kitoje poroje tarp Man City ir Kopenhagen komandų intrigos išvydome gerokai mažiau. Tai galim vėlgi pakalbėti apie tas pirmas rungtynės. Normalu, kad Man City dominavo, greitai pelnė įvartį, po to vėlgi Edersono tokia grubi klaida, išlygintas rezultatas, bet greitai ten City vėl persvėrė rezultatą savo naudai. Tai turbūt to ir buvo galima tikėtis iš Man City'o, nes kad ir kaip Kopenhagenas nustebino daugelį ir pateko į tas atkrintamąsias, turbūt vis tiek, čia jau City'as turėjo įrodyti tą savo pranašumą. Faktas, skyrėsi labai žaidėjų kokybė ir labai buvo svarbu pačioje rungtynių pradžioje nepraleisti greito įvarčio, to padaryti danams nepavyko, jie tą įvartį praleido, be abejo, po to ten Edersonas šiek tiek pagelbėjo Kopenhageno klubui, bet esmė, kad tikrai matėsi žaidėjų kokybė ir matėsi, kai Man City tikrai reikėjo, jie tiesiog visiškai uždusindavo savo varžovus ir laiko klausimas buvo, kada visgi įmuš įvarčius. Vienintelis tas atvejis, kad nebent visiškai sėkmė tą vakarą nelydėtų Manchester City, bet taip nebuvo ir galiausiai tenais jau po pirmųjų rungtynių daugiau mažiau buvo viskas aišku. Ta minėjo po antrųjų rungtynių ir Danijos klubo treneris, kad realiai mes supratome, jog važiuojame tiesiog sužaisti rungtynės, bet didelių vilčių nedėjome. Kiek čia galbūt šiek tiek ir pasisekė Man City'ui vis tiek su burtais, nes Kopenhagenas taip sugebėjo grupio etape nustebinti, bet turbūt tokiai komandai vis tiek jau dar vieną etapą tokį peržengti labai yra sudėtinga su tokia sudėtimi ir su tokiu puolimu, kokį turi Man City. Lengvesni burtai visada šiek tiek yra geriau, žinome, kad Premier lygoje taip pat yra reikalų ir Pepas galbūt galėjo šiek tiek daugiau parotuoti sudėtį, nes laukia tikrai daug sudėtingų rungtynių Premier lygoje. Bet pastebėjau šiaip gana dažnai Manchester City būtent sukrenta pirmųjų atkrintamųjų tų etapų rungtynėse šiek tiek lengvesni varžovai, be abejo, tai tik šioks toks sutapimas, bet visada gerai, kai nereikia, tarkim, jau čia kovoti su kokiu, pavyzdžiui, Atletico Madridu, kur reikalų būtų kur kas daugiau. Vis tiek turbūt Kopenhagen komandos gerbėjams liūdėti labai nereikia, nes iš grupio etapų nelabai tikėjosi, gal kas mažai buvo šansų, kad išeis iš grupio etapų tokios vis tiek sudėtingus grupės, o iškristi nuo Man City į aštuntfinalyje vis tiek nėra gėda. Danų klubas tikrai gali palikti šią Čempionų lygą su aukštai iškeltą galvą, kaip ir minėjote, niekas nesitikėjo, kad jie taip patriukšmaus grupio etape ir vėlgi su Manchester City sužaisti atkrintamosiose tai taip pat yra šioks toks pasiekimas, nes tai yra jau atkrintamosios, galutinis rezultatas yra koks yra, bet kaip ir minėjau, tikrai Danų klubas gali didžiuotis šio sezono Europoje.
Dramatišką kovą išvydome tarp Arsenalo ir Porto komandų. Ten viskas sprendėsi atsakomųjų rungtynių visiškai jau baudinių serijos metu, bet pažvelgus į pirmas rungtynės, vėlgi kalbėjome apie Bayern įspūdingą puolimą, bet nesugebėjome atlikti nei vieno smūgio į vartų plotą. Čia Arsenalo irgi išvydome tą pačią situaciją pirmose rungtynėse, kai taip pat nei vieno nebuvo atlikta smūgio į vartų plotą, kai Anglijoje ten pastaruoju metu buvo mušama po daugybę įvarčių. Tai irgi ir nustebino tas toks visiškai šiek tiek bedantis tas puolimas, nes netlikus smūgio į vartų plotą, sunku kartais tikėtis turbūt ir to įvarčių. Na šiaip esu pastebėjęs, kad Portugalų klubai yra labai pavojingi žaidžiant namuose ir tai tik įrodė ir dar kartą šios rungtynės. Galim prisiminti, jog praeitame Europos lygos sezone Arsenalą būtent ir išmetė Portugalų klubas, Lisabonos Sportingas, o nuo to sezono Arsenal sudėtis tikrai labai smarkiai nepasikeitė, taip kad aš tikėjausi, kad čia tikrai nebus lengva. Ir tą ir įrodė Porto futbolininkai, jie, kad ir, sakykime taip, dauguma jų yra pietiečiai, techniški futbolininkai, bet taip pat ir labai kovingi žaidėjai ir matėme, jog tikrai niekur aikštėje praktiškai Arsenalui nenusileido prie savo žiūrovų, tikrai kovojo iki galo ir rungtynių pabaigoje dar ir pelnė labai gražų įvartį. Ar nustebino pirmųjų rungtynių tas galutinis rezultatas, kad Porto pavyko pirmųjų rungtynių metu iškovoti minimalia persvara tą pergalę? Šiek tiek, aš galbūt tikėjausi, kad bus lygiosios arba minimali Arsenalo pergalė, bet vėlgi ta pergalė 1-0 Porto nieko, kaip sakyti, negarantavo, kaip ir minėjote, viskas galiausiai sprendėsi Londone. Ir sakykime, ir Londono žaidėjams, Arsenalo futbolininkams tikrai nereikėjo po pirmųjų rungtynių labai griebtis už galvų, jie taip pat viską suprato, jog viskas spręsis Londone, taip ir buvo. Arsenalas vis tiek tą pirmąjį įvartį antrose rungtynėse pelnė pirmojo kėlinio pabaigoje, tik kiek yra komandai šiek tiek lengviau, kai jau per pirmą kėlinį pavyksta išlyginti bendrą vis tiek tą serijos rezultatą ir antrajame kėlinyje jau vėlgi yra lengviau, nes tas spaudimas šiek tiek našta nukrenta turbūt nuo pečių. Svarbu, nes kuo ilgiau nepelnai įvarčio, tuo labiau būtent kyla tas spaudimas, ypač kai įvartį pavyksta pelnyti dar iki ilgosios pertraukos arba mažai laiko likus iki pertraukos, tuomet ir varžovams yra toksai gana skaudus smūgis, kadangi galvoji, kad didžiąją dalį kėlinio atlieki gerą darbą ir tuomet prasileidi įvartį ir supranti, kad tai bus dar papildoma motyvacija varžovams. Tai taip ir nutiko, bet iš tikrųjų aš negalvojau, kad šios rungtynės keliaus iki pratęsimo. Pagal tai, ką mačiau aikštėje, galvojau, kad Arsenalas tikrai laimės per pagrindinį rungtynių laiką. Tai nustebino, kad galiausiai vėlgi per tą kovingumą Portugalai sugebėjo nutemti tas rungtynės iki baudinių serijos. Koks įspūdis buvo ir baudinių serijos metu, nes matėm, kad Arsenalas, jeigu prieš tai minėjot, kad Portugalijos kitas klubas Europos lygoj eliminavo Arsenalą ir ten irgi po baudinių serijos, kai jau pralaimėjo ją, tai čia jau matėme priešingą vaizdą, tokie visi užtikrinti smūgiai su emocijom. Tai ar kiek tas yra svarbu užtikrintumas ir ar nustebino, kad taip sėkmingai visus smūgius Arsenalas yra atliko? Čia vėl klausimas, kiek treniruočių metu jie skiria dėmesio 11 metrų baudiniams. Vėlgi reikia nepamiršti, kad tai kažkiek yra be abejo ir sėkmė, ir be abejo šalti nervai. Nes tikrai visi šie žaidėjai moka mušti tos baudinius ir geba atlikti labai gerai, bet būtent kai reikia atlikti tą baudinį tokioje aplinkoje, esminis būtent faktorius tampa, manau, nervai. Ir be abejo vartininko žaidimas ant linijos taip pat yra labai svarbus, bet sakau, 11 metrų baudiniai jau yra šiokia tokia loterija, bet tikrai Arsenalo baudiniai buvo labai užtikrinti, nepaliko praktiškai jokių šansų. Nepaisant to Porto patirtos nesėkmės, vis tiek kiek malonu futbolo turbūt visiems gerbėjams matyti Pepe, kuriam 41 vis dar laksto aikšteliai, turi jėgų ir su kapitonu Raiščiu veda komandą į priekį. Įspūdingus pasiekimus iš tikrųjų tokių metų žaisti pačiam aukščiausiam lygiui ir praktiškai nieko nenusileisti. Čia iš tikrųjų didžiausia pagarba šiam žaidėjui, kuris sugeba išlaikyti savo kūno būtent paruoštą tokiam lygiui. Be abejo, galbūt ko gero šiek tiek padėjo, kad per karjerą neturėjo sunkių traumų, dažniausiai jisai sukeldavo tas traumas varžovams. Tai be abejo irgi turi įtakos, nes dalis žaidėjų paprasčiausiai baigia karjeras dėl traumų pasiekmių, kiti galbūt neturi motyvacijos, tai tokiu metu turėti dar tokią aukštą motyvaciją, tai tik tais pagarba šiam žaidėjui. Arsenal pateko į Čempionų lygos ketvirtfinalį po 14 metų pertraukos, ilgos pertraukos, galima pasijuokti. Kiek yra svarbu vėlgi patekti pagaliau ir kiek galbūt tos ir patirties neturi komanda, nes vis tiek ir prabėgo daug laiko ir daug jaunų žaidėjų ir vėlgi jauna komanda su Arteta, su strategu šiuo.
Sunku patikėti, kad iš tikrųjų taip ilgai nebuvo Arsenalas šiame etape. Taip, iš tikrųjų tas patirties neturėjimas turi įtaką, nes tikrai dažnai yra kalbama, kad būtent kodėl tie didieji klubai keliauja taip toli, nes tose klubuose žaidžiantys žaidėjai paprasčiausiai yra čia buvę daug kartų, jie žino, kaip jausis jie vienoje ar kitokioje situacijoje, jiems yra lengviau tvarkyti su savo nervais. Arsenalo klube tikrai daug jaunų žaidėjų ir bus labai įdomu stebėti, kaip jiems pavyks tą padaryti. Be abejo, labai svarbu, kokį varžovą jie gaus. Tai taip pat turės labai didelį įtaką, bet manau, kad jie turi tikrai labai gerą strategą, Mikelį Artetą, ir aš manau, kad jis sugebės paruošti savo žaidėjus. Visgi Arsenalas žaidžia Premier lygoje, taip kad tų aukščiausiojo lygio rungtynių jie gauna labai dažnai, bet sakau, bus įdomu po 14 metų pamatyti Arsenalą šiame etape. Dar viena pora buvo tarp Barcelonos ir Napoli komandų. Kokie buvo lūkesčiai ištraukus poros burtus ir tos pirmosios vėlgi rungtynės, kai Barcelona pradėjo aktyviau, ten tų progų išnaudoti nepavyko, bet vėlgi tas eilinį kartą šioje laidoje minimas meistriškumas, Lewandowskio smūgis ir greitai vėlgi atsakymas ir greitai išlygintas rezultatas. Ne tiek Barcelona, tiek Napoli šį sezoną tikrai nedemonstruoja pačio geriausio futbolo. Ir aš tikėjausi pirmose rungtynėse, jog Napoli žaisdamas namuose bandys žaisti gražų atakuojantį futbolą su naujoju strategu, bet šiek tiek nuvylė iš tikrųjų blankokos rungtynės ir su kolegom teko kalbėti apie jas, šiokio tokio futbolo rock'n'roll'o tikėjausi, vyko visiškai priešingai, galiausiai Napoli pavyko bent jau iškovoti tašką žaidžiant namuose, sužaisti lygiosiomis tiksliau, bet aš tikėjausi atviresnio, tokio dinamiškesnio futbolo, bet taip neįvyko. Ar manot, kad esmingas tas 1-1 rezultatas po pirmojo susitikimo buvo prieš atsakomąsias? Žiūrint grinai pagal statistiką, pagal kurtas progas, Barcelonai sukūrė daugiau. Bet futbolas toks žaidimas, kad ne visada, sakykime, ta statistika nulėmė rezultatą ar net ne vaizdas aikštėje nulėmė rezultatą, kai kada reikia sėkmės, kai kada reikia varžovų klaidų. 1-1, sakykime, tas vėlgi rezultatas, kuris nei vienai, nei kitai komandai nieko negarantavo. Vėlgi prieš pirmasias rungtynės Napoli atleido strategą vyriausiai trenerį, tai kiek irgi tai pasako apie dabartinį sezoną ir dabartinę komandų situaciją ir kiek apmaudu, kad po praėjusio tokio sezono nepavyko tuo metu išsaugoti trenerio ir vis tiek reikėjo jį keisti ir dabar atleisti jau ne pirmą kartą. Ir vėl grįžtame prie klubo vadovybės, prie De Laurentiio, kuris tą klubą valdo, kaip atrodo jam yra geriau ir kaip matome, ne visi jo sprendimai visada pasiteisinę, ne visi yra teisingi. Ta trenerių karuselė šį sezoną tikrai neprideda nieko gero klubo žaidėjams. Kiekvienas atėjęs naujas treneris nori žaisti savo futbolą, įdiegti savo strategiją, tam be abejo reikia laiko sezono metu nieks tau neduoda. Taip kad, nežinau, matome, kad šį sezonas yra nuvilintis, nors atrodo sudėtis pasikeitė minimaliai, išvyko tik vienas tikras pagrindinės sudėties žaidėjas Miuncheno Bayerno centro gynėjas ir viskas. Bet žaidimas yra visai kitoks. Taip kad, čia ko gero reiktų klubo vadovui šiek tiek susimastyti, bet jis nesusimastys ir jis tiesiog toliau darys tą, ką ir darė. Nes, kaip jūs pats sakote, čia yra mano klubas, aš puikiai žinau. Ką nori, to dar. Aš puikiai žinau, kaip reikia vadovauti. Pasirodo, galbūt ne visai. Dar vienas pasikeitimas trenerių štabe, tai Čavi taip pat pranešė, kad paliks pasibaigus sezonui komandą, tai ar manot, kad tikrai reikėjo katalonams tų permainų, nes buvo visokių, buvo sunki ta Čavi pradžia komandai, po to buvo praėjusiame sezone vis tiek iškovotas lyga titulas ir buvo ta geresnė atkarpa, taip dabar ten Ispanijoje atsiliekama nuo Realų, bet paties nuomonė ir tikrai reikėjo šito sprendimo. Galbūt pats Čavi jaučia, kad jam nepavyko įdiegti to, ką norėjo, nepavyko sugrąžinti Barcelonos ten, kuris norėtų, kad jį būtų, jog kiekvieną sezoną būtent su Madrido Realu kovotų dėl La Lygos titulo ir Čempionų lygoje dėl aukščiausių pozicijų. Tikrai matome, jog pastarosius kelis sezonus tas Barsos futbolas tikrai nėra toks, koks jis buvo ypač dar kai Čavi žaidė. Ir galim prisiminti, jog praeitą sezoną Barsai pavyko iškovoti labai daug pergalių, rezultatų 1-0. Ir ne visos tos pergalės galbūt buvo logiškos, ten tiesiog varžovams nepavykdavo išnaudoti savo progų. Ir vėlgi klubo vadovybė taip pat yra šiokių tokių problemų. Žinome, jog Barsa turi tikrai gana nemažai skolų, negali pirkti žaidėjų. Ir viskas susideda, tai galbūt Čavi suprato, jog šis projektas nebus tas projektas, kuriame jam pavyks Barsą prikelti tą lygį, kurį jis norėtų ją sugrąžinti. Ir galbūt nusprendė, jog laikas užleisti vietą kitam strategui, o kas jis bus šiai vėlgi, kaip ir su Miuncheno Bayernu. Labai sunku pasakyti ir nesunku pasakyti, kas iš tikrųjų gali treniruoti Barsą, nes visi žinome, jog ten filosofija žaidimo yra labai aiški.
Tai tikrai taip. Barcelona atsakomosiuose rungtynėse demonstravo tokį puikų žaidimą, atakavo, nepaisant to, kad turėjo daug vis tiek traumuotų žaidėjų, ir Pedri, ir Gavi, ir De Jongas, ir kitų daugybė žaidėjų, kurie buvo iškritę. Tai ir to ir buvo galima tikėtis, ir ar to tikėjotės, nepaisant tų visų traumuotų žaidėjų, kad Barcelona kaip ir Bayernas prabus atsakomosiuose rungtynėse ir namuose matysime jau tą visai kitokį vaizdą nei pirmose rungtynėse. Barça irgi yra tas klubas, kuris visada žaidžia, bando žaisti pirmuoju numeriu su kamuoliu, jie tikrai niekada netiduos iniciatyvos varžovui, tuo labiau, kad ir Napolis šį sezoną tikrai yra pažeidžiamas. Reikia paminėti, kad ir Napolis man asmeniškai antrose rungtynėse žaidė kur kas laisviau negu pirmose, ir tos rungtynės bendrai paėmus buvo tikrai įdomesnės, būtent iš neutralaus žiūrovo. Tai o Barça žaidė namuose, ten vėlgi fanų lūkesčiai stadione, jie privalo žaisti ir, sakykime, taip pavyko jiems visai žaidimas, pavyko pelnyti tuos įvarčius, ir vėlgi reikia nepamiršti, kad Barsoje visada atsiras jaunų žaidėjų, kurie gavę šansą atsiskleidžia ir, sakykime, taip pakeičia gana lengvai tuos iškritusius pagrindinės sudėties futbolininkus. Kiek svarbus katalonams patekimas į tą ketvirtfinalį Čempionų lygos, nes vis tiek po 4 metų patekimas tokiam klubui, kurį buvome įpratę matyti vis tiek kovojant dėl titulo, vis tiek 4 metai yra gana ilgas tas laiko tarpas. Svarbu, be abejo, tikrai svarbu, kaip ir minėjau, tokio dydžio klubas turi nuolatos žaisti tokiuose etapuose, ir aš manau, kad jie norėtų, jog klubas keliautų ir toliau, tai yra visiškai normalu. Vėlgi daug jaunų žaidėjų, daugam tai bus pirmas kartas šiame Čempionų lygos etape, bet akivaizdu, kad tai yra tikrai labai svarbu. Vėlgi šiokia tokia ir finansinė injekcija už praeitus etapus Barsai taip pat dabar yra svarbu, kai yra tikrai finansinių problemų šiame klube. Tai dar vieną kovą išvydome įspūdingą tarp Atletiko ir Inter komandų. Pirmose rungtynėse Inter pavyko minimaliu rezultatu iškovoti tą pergalę. Kokį šį sezoną bendrai palieka Italijos klubas? Palieka labai gerą įspūdį. Iš tikrųjų labai įdomu stebėti Inzaghi komandą. Labai yra įdomu žaidimo braižas, kai centro gynėjai ir centro saugai kada net apsikeičia pozicijomis, žaidinėjant kamuolį, ir tikrai įneša kažką naujo Inzaghis į šiuolaikinį futbolą. Jau atrodo įpratome dabar, kad madas diktuoja Guardiola, Klopas, dabar atsirado dar vienas strategas, ir pirmose rungtynėse tikrai dominavo Milano klubas, turėjo nemažai progų, ten galim prisiminti, Arnautovičius neišnaudojo tikrai keletos puikių galimybių, ir po jų rezultatas iš tikrųjų po pirmųjų rungtynių galėjo būti tikrai neminimali Milano klubo pergalė. Na, kaip pamatėme atsakomosiuose rungtynėse, komandos abi atakavo, ir vėlgi Intero pirmasis pelnytas įvartis, ir dar kartą įsitikinam, kad pirmas pelnytas įvartis ir 2-0 rezultatas dar nieko negarantuoja, ir ne visada ta intriga nužudo. Čia vėl Atletico Madridas sugebėjo padaryti tą, ką ir padarė Leipzigas, labai greitai mušti įvartį, ir tas visas pranašumas, kurį buvo susikūręs Milano Interas, labai greitai pranyko. Kas liečia Atletico Madridą, tai komanda, kuri turi, mano nuomonė, žaisti potencialą visada gerą futbolą, bet tiesiog dažnai Simeone renkasi kiek kitokią strategiją, ir matome, kai ši komanda, kai jai reikia, jie tikrai gali uždusinti, uždominuoti, ir tikrai labai stiprias komandas, ir ten matėme, rungtynių pabaiga buvo labai įdomi, progos tiek vienoje pusėje aikštės, tiek kitoje pusėje aikštės, ir kaip ir kalbėjome, vos Atletico Madridas net ir neužbaigė šitų rungtynių dar iki pratęsimo. Tai būtent galim prisiminti ir tą Depajaus smūgį ten pabaigoje 87 minutę, kuris jau vėlgi veda komandas į pratęsimą. Ir nebijotinai išskirti ir kelmą tą per pridėtą rungtynių laiką nepelnytą įvartį į smūgį virš skersinio, nes ten matėm ir Simeone tą reakciją, kai tiesiog treneris nukrito ant vėjos ir net laikė turbūt. Tai puikiai proga, tikrai jaunas žaidėjas, be abejo, ko gero galbūt pirmą kartą gyvenime atsidūrė tokioje pozicijoje, būtent tokio lygio, tokios svarbos rungtynėse, ir per treniruotis įsivaizduoju, kad jis tokia situacija sprendžia kur kas ramiau ir užtikrinčiau, bet tai yra Čempionų lyga, taip jau būna. Kas gerai Atletico Madridui, kad nepaisant tų neišnaudotų progų, jie vis tiek sugebėjo patekti kitą etapą, bet taip, rungtynių pabaigoje dvi pačios, sakykime, pavojingiausios progos buvo būtent Atletico Madrido pusėje, bet aš dar norėčiau grįžti maždaug 10 minučių atgal. Milano Interas ir turėjo savo galimybę, ten ir Turamas galėjo įmušti, ir Barela galbūt galėjo šiek tiek geriau pramušti, bet šiek tiek galbūt pristygo jėgų, bet sakau irgi, kaip ir Atletico Madridas, taip ir Milano Interas turėjo savo galimybę galbūt užbaigti tas rungtynes, kad jos nenukeliauti pratęsimą, bet nei vienai, nei kitai ekipai nepavyko. Ką nuojauta sakė prieš baudinių seriją? Į kurią pusę krypo labiau nuojauta, kad kuriai labiau sėkmingai pasiseks? Aš kažkaip tikėjau, kad visgi Atletico Madridas ir laimės
namuose palaikymas ir galių kažkaip, nežinau, turėjau tokią nuojautą ir jį nepavedė, matome, jog tikrai keletas Intero smūgiuotojų baudinių nebuvo tikrai labai užtikrinti ir paskutinis Lautaro Martinezo smūgis buvo labai prastas, ten dar teko matyti ištrauką, kaip jisai ėjo pasiimti kamuolį, jam keletą kartų nepavyko pasikelt kamuolio nuo vėjos ir tai taip pat sufleruoja apie tai, kad buvo gana didelė įtampa jaučiama pačio žaidėjo ir matome, tas ir baudinys pramuštas buvo tikrai labai prastai. Kiek čia turėtų būti apmaudu Intero komandos fanam, nes vis tiek turbūt, kai stoja puolimo lyderis prie 11 metrų baudinių serijos mušti tą savo smūgį, turbūt labiau tiki nei iš kitų galbūt kai kurių žaidėjų. Smūgiausių baudinį ir gali tikėsi, kad va šis vyrukas Lautaro Martinezas tai jau tikrai muš, bet dėl ko jam turėtų būti dar šiek tiek apmaudu, tai dėl pirmųjų rungtynių. Pirmose rungtynėse, aš manau, Milano Interas galėjo susikurti kur kas didesnį pranašumą ir kur kas būtų buvę ramiau žaisti ir Madride, bet kaip ir minėjau, nepavyko to padaryti ir matome, kuom galiausiai viskas baigėsi. Na ir paskutinė aštuntfinalio pora tarp PSV ir Borussia komandų. Pirmasis susitikimas ten baigėsi lygiosiomis 1-1. Tai kiek yra tas rezultatas vis tiek lygus ir viskas normalu, kad sprendžiasi jau antrajame susitikime, kai tas išvykos įvartis vis tiek jisai jokio pranašumo komandai neduoda. Pirmos rungtynės visada įprastai būna šiek tiek uždaresnės, nes kaip ir galima pasakyti, kad per pirmas rungtynės labai lengva yra pralaimėti būtent tą porą, bet laimėti nėra taip lengva, kadangi įmušti labai daug įvarčių tikrai nieks neleis. Dažniausiai jos ir būna dėl to šiek tiek uždaresnės. Aš asmeniškai tikėjausi, kad bus daugiau įvarčių, nes abidvi šios ekipos šį sezoną ir įprastai bendrai paėmus Dortmundas visada pasižymi didelių mušamų įvarčių skaičiumi ir komanda, kuri taip pat mėgsta ir praleisti, o šį sezoną PSV Olandija tiesiog dominuoja. Ir tikėjausi, kad bus daugiau įvarčių, 1-1 ir vėl viskas kėlėsi į Dortmundą. Atsakomosios rungtynėse pirmajame kėlinyje išvydome tą tokį įspūdingą vis tiek Borussia puolimą, ten smūgių atliko per pirmą kėlinį tiek, kiek per pirmas visas rungtynės, ir vis tiek greitai tas pelnytas Sancho įvartis, kiek jisai keičia situaciją ir kiek bendrai šitam žaidėjui turbūt yra svarbu pelnyti įvartį, nes prabėgo nuo 21 metų, kad žaidėjas dviejose iš eilės rungtynėse pasižymėtų, nes sugrįžimas į tą Vokietiją žaidėjų jis nebuvo lengvas. Pačiam žaidėjui be abejo labai svarbu vėl pajausti, kad gali žaisti tokiame lygyje, gali būti svarbus ir pelnyti įvarčius, kad šitas žaidėjas turi meistriškumą, niekas nebejoja, jam tiesiog reikės sutvarkyti su savo, sakykime, psichologija, vėl patikėti savimi ir panašu, kad Dortmundai jis vėl atgauna būtent tą pasitikėjimą savimi, o Dortmundui be abejo vėl žaidinamuose pilnai įvartį, jauti vėl pradedi jausti, kad viskas yra gerai, esame teisingame kelyje, žinome tą Dortmundų stadione geltoną sieną, kuri tikrai palaiko labai stringai ir be abejo prie tokio palaikymo, kai dar pilnai įvartį, tu jauti, kad greičiausiai viskas bus gerai, o PSV be abejo priešingai pradeda jausti didesnį spaudimą, kad čia gali laukti mūsų sunkus vakaras. Kiek buvo apmaudyta situacija, nes PSV vis tiek antrajame kėlinyje ieškojo tų savų progų, taip ten po grubios klaidos pražudžiusios, jau ten visiškai rungtynių pabaigoje praleistas įvartis ir galbūt vis tiek laiko būtų pritrūkę pelnyti tą įvartį, bet kiek apmaudu, kai tokia grubi klaida galutinai jau nužudo tą tavo šansą pakovoti. Apmaudu labiausiai gal tam pačiam žaidėjui, kuris žino, kad tai tikrai buvo jo klaida, aišku, tenais negalėjo kaltinti, visiems pasitaiko tokių dalykų, paslydimų, galim prisiminti kažkada ir Gerardas taip slydo aikštėje, ta prasme, nesvarbu, kokio tu kalibro žaidėjas čia, nelaimė ištiko jį, o kaip ir minėjote, jau galbūt ir net jeigu ir nebūtų praleistas tas įvartis, galbūt ten PSV jau nebūtų sugebėję įsigelbėti, bet tiesiog tas įvartis galutinai uždarė tas rungtynes. Dabar galime pereiti ir prie Europos lygos aštuntfinalių kovų ir išskirti keletą porų, kurios buvo įdomiausios. Tai viena iš jų, žinoma, Liverpoolio komanda, kuri jau pirmose rungtynėse ten 5-1 sutriuškino Spartos komandą. Ir turbūt jau čia Liverpoolis irgi parodo šį sezoną, nepaisant, kad turi daugybę traumuotų žaidėjų, ten ir Anglijoje sekasi vis tiek gerai ir sugeba pakeisti tuos traumuotus žaidėjus. Jaunaisiais talentais. Šį sezoną Klopas tuom labai ir džiaugiasi, kad atrado daug jaunų žaidėjų, kurie gavę galimybę ją išnaudoja, visiškai neiškrenta iš konteksto ar net tokiuose svarbiose rungtynėse, žaidžia tikrai labai gerai. Aš taip pat norėčiau pagirti ir Čekų klubą, jie iš tikrųjų sukūrė labai daug galimybių ir net keista buvo, kaip kai kurių jų nesugebėjo išnaudoti. Ir ten galėjo būti kur kas sunkesnis vakaras Liverpooliui, bet tiesiog, sakykime taip, Čekų klubas savo progų nesugebėjo išnaudoti, o Liverpoolis realiai sumušė viską, ką galėjo ir Darvinas Núñezas pelnė labai daug gražius įvarčius, kai kada iš jo puolėjo yra juokiamasi, bet jis jeigu muša, tai muša tik tokius labai gražius įvarčius, tai jo, po pirmų rungtynių viskas daugiau mažiau buvo aišku.
Na, nors jau formalumą liko tik tai sutvarkyti Liverpoolio komandai, bet atsakomosios irgi išvydome daugybę įvarčių, vėlgi 6-1 rezultatas, bet kiek įspūdingai yra, kad per 7 minutės, per pirmas 15, bet įvarčiai krito per 7 minutės 4 netgi tam pirmajame kėlinyje, kur turbūt nežinau, kaip žaidėjom varžovom nenuleisti rankų ir kovoti iki pabaigos, kai net ir bendras toks rezultatas. Na, įdomu, ar buvo toks planas Jurgeno Kloppo per pirmąjį pusvalandį sumušti tiek daug įvarčių ir paprasčiausiai čia pavyko pasinaudoti galbūt varžovų klaidomis. Mane nustebino dar ir Liverpoolio sudėtis, kad buvo išleista tikrai kovinė sudėtis, nebuvo vėl pasaugota daug žaidėjų, leido žaisti nuo rungtynių pradžios ir tam pačiam Mohamedui Salah, taip jisai grįžta po traumos, galbūt reikia žaidybinio laiko, bet na, matėme jo galbūt bent jau puolimo, būtent tas trio, kurį sudarė Liverpoolio komandoje, antrosiose rungtynėse jis buvo net stipresnis nei pirmosiose mano nuomonė ir matėme to vaisius. Per pirmą praktiškai pusvalandį pelnyti 4 įvarčiai ir ten kančia čekų klubui buvo tas vakaras Liverpool'e, nes labai greitai galutinai buvo viskas aišku, nors ir po pirmųjų rungtynių kaip ir klausimų didelių nebuvo ir tada jau tiesiog viena ekipa mėgavosi futbolu, o kita laukia rungtynių pabaigos. Na, nepaisant to, kad matome, kad Liverpoolis kovoja dėl Premier lygos titulų, yra vienas iš lyderių Europos lygoje, taip pat žengti į kitą etapą. Kiek šokiravo, nes turbūt daugelį vis tiek labiausiai šokiravo tą naujieną apie Jurgeno Kloppo tą pasitraukimą ir pranešimą, kad pavargo, reikia pailsėti ir kad po šio sezono paliks komandą. Labai nustebino, kažkaip neįsivaizduoju Liverpoolio be Kloppo. Ir galvau, kad jis tikrai dirb šiandien tol, kol pats norės, nes kažin ar kažkas galėtų atleisti, kai jis tiek pasiekė šiuo klubu, kai visi asocijuoja Liverpoolį su Kloppu, tai man buvo labai netikėta ir iš tikrųjų sunku ir įsivaizduoti, kaip kitą sezoną prie šonės linijos atrodys kitas Liverpoolio strategas, nes dabar įpratęs čia matyti būtent vokietį. Na, vėlgi daug gandų ir apie tą patį Alonso, kad norėtų Liverpoolis vis tiek prisivilioti pas save. Kiek bus svarbu ir tos vėlgi permainos, nes turėti vieną trenerį tiek metų, kuris vėlgi tai buvo ten paskutinis sezonas sunkesnis, reikėjo tų permainų, matėme atsinaujinusią tą sudėtį, naujus žaidėjus, kurie pakeitė ir dabar vėl matome puikų tą žaidimą. Kiek reikės ir kiek svarbu vėlgi pasirinkti tą tinkamą kitą trenerį, nes įdirbis Kloppo yra šiuo metu jau paliktas bus didelis per tuos visus metus. Labai svarbu ir tai yra milžiniškas darbas, yra tikrai stipriai sudėtis surinkta, vėlgi klausimas, galbūt po Kloppo tokio pareiškimo ir dalis kitų žaidėjų nuspręs ieškoti kitų karjeros galimybių, visgi su Liverpooliu tikrai yra pasiekta nemažai, bet kaip ir minėjote, naujo stratego pasirinkimas yra labai svarbus, vėlgi jis atėjęs, ar jis bandys viską keisti iš pagrindų pagal save, ar jis bandys žaisti pagal tai, kaip žaidė Kloppas, čia yra milžiniškas darbas, kurį turi padaryti klubo vadovybė. Aš asmeniškai galvočiau, kad galbūt galima suteikti galimybę ir Kloppo asistentui Lindersui, kuris taip pat, kiek teko domėtis, atlieka milžinišką darbą ir yra, galima sakyti, Kloppo dešinioji ranka. Tai galbūt šis jaunas specialistas jau galėtų gauti galimybę debiutuoti kaip pagrindinis strategas būtent Liverpoolyje, bet vėlgi, čia sunku pasakyti. Na taip, tikrai laikas parodys, turbūt pamatysime kitą sezoną. Dramą išvydome ne tik Čempionų lygoje, bet vieną dramą įspūdingai išvydome ir Europos lygoje, tai būtent tarp Karabach ir Bayer komandų. Tai kiek nustebino turbūt tas pirmo susitikimas, kai Karabach po pirmo kėlinio turėjo tą 2 įvarčių pranašumą ir turbūt gerbėjai ne to tikėjosi futbolo. Labai nustebino, tikrai galvau, kad Leverkusenas šie galbūt daugiau parotuos sudėti, taip ir matėme, pradėjo Leverkusenas tas rungtynes ne su startinė sudėtim, bet po pirmo kėlinio pamatė Alonso, kad nieko nebus, teko atlikti keitimus, mesti aikštelę pagrindo žaidėjus ir galiausiai pavyko jiems iškovoti lygiąsias Azerbaidžane, bet kaip aš mačiau rezultatų po pirmo kėlinio, aš nebijau, kad Leverkusenas sugebės mažiausiai iškovoti lygiąsias, tai taip ir nutiko. Spėjau, kad kalbėsim ir apie atsakomasis rungtynės, tai tenais dar labiau mane nustebino rezultatas, galvau, gerai, vieną kartą vokiečių klubas užlipo ant grėblio ir tai bus viskas, bet kai pamačiau vakar rezultatą, ten neturėjau galimybės stebėti rungtynę nuo pradžios, bet kai tik galėjau iškart įsijungiau, nes jautau, kad Leverkusenas vis tiek kažkaip įsikapstys, nes vėlgi grįžtam prie to pačio, jog meistriškumas tikrai yra Leverkuseno pusė, šį sezoną jie žaidžia įspūdingą futbolą ir sėkmė yra jų pusėje. Ir kai mačiau tą vaizdą aikštėje, tai tiesiog buvo vienintelis klausimas, ar užteks fizinių jėgų atsimušinėti taip ilgai
Azerbaidžano klubui, bet kaip matėme, pritrūko. Na, galima išskirti ir tai, kad kiek yra netikėta ir stebina tai, kad Karabagas net ir su raudono kortelė sugebėjo tą antrąjį įvartį pelnyti, vis tiek jau komanda lieka rungtyniauti mažumoje ir vėlgi susikurti tą tokį 2 įvarčių pranašumą, kur jau ten rungtynių pabaigoje to laiko nėra labai daug gelbėtis pakankamai, bet normalu, kad laikas su kiekviena sekundė jisai tenais vis tiks. Akivaizdu, kad Leverkuseno žaidėjai puikiai suprato, kad mes žaidžiame daugumoje, dabar dar drąsiau galima eiti į priekį, visgi reikia pelnyti įvarčius ir, sakykime, galbūt šiek tiek apnuogino per daug savo gynybą ir būtent dėl to buvo praleistas tas įvartis, nes, manau, tas didžiulis pasitikėjimas, žinant, kad žaidži daugumoje, varžovas raudoną kortelę ir jie nieko nesukurs ir tas aplaidumas privedė prie to antrojo įvarčio. Na, atrodė, kad jau pirmasis įvartis per pridėtą rungtynių laiką, kai krito jau yra gera situacija, bet jau ten dar vienas ir ta visiškai pasikeitusi situacija ir net išplėšta pergalė ir net jau to pratęsimo nieko nereikėjo, kiek tai, nežinau, turbūt fanus ir į ekstazę ir į visas emocijas pasiunčia, kaip per pridėtą rungtynių laiką sugebė pelnyti 2 įvarčius ir taip įspūdingai įsigelbėti. Drąsiai galima sakyti, tai yra nerealus vakaras, istorinis vakaras, kurį Leverkuseno sirgaliai ir patys žaidėjai prisimins ilgai, nes tai tikrai stringa atmintyje, tokios rungtynės nepasitaiko labai dažnai, ypač kai viskas baigėsi su laiminga pabaiga. Nu, tikrai labai smaigu ir būtent tokiuose rungtynėse, kai pabūni gyvai stadione, jeigu, pavyzdžiui, jas atvestum žmogų, kuris nelabai domisi futbolu, aš manau, kad jis iš jų išeitų jau kaip žmogus, kuris pakeitė apie futbolo nuomonę ir dažniau lankytųsi futbolo stadionuose. Nu, iš tikrųjų, nuostabus vaizdas. Na, iš tikrųjų, Bayer rungtynės atliko trigubai. Matėme, kad daugiau smūgių bendrai 33-11, tai turbūt net jei ir nebūtų pavykę taip greitai išsigelbėti, išplėšti tos pergalės, turbūt per pratęsimą ten vis tiek būtų pavykę galbūt Vokietijos klubai įrodyti. Akivaizdu buvo, kad viena komanda žaidžia, kad įmušti ir kad laimėti, kita komanda bandė kažkaip, sakykime taip, nuvesti galbūt tas rungtynės iki pratęsimo. Taip, ten nedaug pritrūko iš tikrųjų, kad jie būtų laimėtas rungtynės, bet pati pabaiga tai jau visiškai buvo savo baudos aikštelėje kasami, kaip sakant, įtvirtinimai ir tiesiog Leverkuseno vėlgi tos gražus žaidimas labai imponuoja, kad neperskuba tiesiog iš karto kelt kamuolius, laukia, kada tikrai bus gera proga, kada tikrai komandos draugas patogiai atsidengs į kirsį ir matėme, kad viskas galiausiai gavosi taip, kaip ir norėjo Leverkuseno žaidėjai. Na, turbūt jeigu Vokietijos klubas ir fanai džiaugiasi, tai čia Karabago klubui fanam kitokios emocijos, nes 2 kartus turėti tą tokį pranašumą ir per pridėtą rungtynių laiką praleisti tuos 2 įvarčius, tai turbūt labai turėtų būti skaudu, kai būni arti to, kad nutrauktum komandos tą tokį įspūdingą nepralaimėtų rungtynių seriją šį sezoną ir galiausiai lieki be nieko. Iš vienos pusės taip tikrai labai skaudu, iš kitos pusės tikrai gali didžiuoti savo klubu. Su viena iš, sakykime, šį sezoną pačia geriausių Europos komandų pavyko sužaisti taip gerai 2 rungtynes. Daug kas galvoja, kad pirmas rungtynės bus atsitiktinumas ir antrose bus labai sunku, pasirodo, kad ir antrose sugebėjo pateikti šiokią tokią sensaciją. Taip, kad, sakau, iš dalies taip labai skaudu, nes buvo labai arti didelės sensacijos, bet iš kitos pusės tai galima tik paploti šiam klubui, kuris yra tikrai kur kas kuklesnis už Leverkuseno Bayerį ir sužaisti taip išvykoje ir taip patampyti nervus komandai, kuri šį sezoną niekart nėra pralaimėjusi, pagarba. Kiek ir palieka, nežinau, turbūt kiekvieno futbolo faną paliečia tą istoriją, kad Bayer šį sezoną 37 nepralaimėtos vis dar rungtynės šį sezoną per visus turnyrus. Normalu, kad įspūdinga serija, aišku, būtų labai buvę skaudu pirmą pralaimėjimą patirti tokį, kuris tave iš karto eliminuoja Europos lygoje, bet kiek yra Alonso tas darbas įspūdingas ir tai, ką šį sezoną bendrai veikia komanda, kad galų gale ir Bundesliga čempionate ten pirmauja 10 taškų atitrūkę ir artėja ir prie to titulo Bundesliga, kur vis tiek matėme Bayerno tą dominavimą daugybę metų. Tai patys geriausi žodžiai, ne tik rezultatai, bet ir pats futbolas, labai gražus futbolas, kaip yra išnaudojami krašto tie vadinamieji bekai, tiek Frimpong, tiek Grimaldo, tikrai yra įspūdinga ir matome, kokius generuoja būtent statistinius rodiklius šis klubas, tai ne veltui visi dabar taip nori Xabi Alonso, nes sugebėjo pakelti šį, sakykime, visai, kuklų klubą, net ir Vokietijos mastais į tokį lygį, sugebėjo mesti Müncheno Bayernui tą pirštinę ir Bayernas net laiko, net Leverkuseno tempo. Tai yra išties įspūdinga ir labai įdomu, kaip ši ekipa pasikeis, kaip kitą sezoną jie atrodys, ar bus labai išgraibstyti žaidėjai, ar pavyks išlaikyti branduolį, ar pavyks išlaikyti trenerį, bet aš asmeniškai tai visai norėčiau, kad jie sugebėtų šį sezoną pabaigti be pralaimėjimų, dėl to, kad tas futbolas, kurį demonstruoja, tikrai yra verti.
bent jau Bundeslygoje. Kaip manote, Alonso, ta pati situacija, kada jau jisai galbūt ar taip greičiau ryšis bandyti tą tokį vis tik pereiti į kitą komandą, galbūt ir tas Bayernas, Liverpoolis vis tiek yra kito lygio komandos, kur vėlgi situacija keičiasi ir vėlgi neaišku, kaip seksis tenais dirbti, situacijos kiekvienam klube yra skirtingos. Ar visgi manytumėt, kad geriau reikėtų pabūti šitam klube ir galbūt šiek tiek ilgiau kelius sezonus Bayern klube, kad šiek tiek irgi apsiprasti? Čia labai sudėtingas klausimas, nieks negali nuspėti ateities, taip iš vienos pusės dabar viskas klostosi gerai, gali priimti to top lygio klubo pasiūlymą ir ten gali tau nesusiklosti ta karjera, nieks nėra nuo to apsaugotas, bet iš kitos pusės vėlgi tie pasiūlymai net keliauja kiekvieną dieną, kiekvienais metais, tai viską reikia labai pasverti, taip dabar Alonso yra labai norimas daugumos klubų. Kai bus sunku pasakyti, ką pats strategas nuspręs. Kiek teko girdėti, kol kas jisai yra pasakęs tiek savo agentui, kad nenoriu galvoti apie nieką, noriu užbaigti šį sezoną, aš dirbu dabar čionais, o kai bus po to iš tikrųjų labai įdomu, kokį priims sprendimą ir galim prisiminti, kad praeitą vasarą daug kas kalbėjo apie Kylianą Mbappé, tai ko gero šią vasarą daugiausiai kalbėsime apie trenerį ir Xabi Alonso ateitį. Lauksime Čempionų lygos ketvirtfinalių kovų, lauksime ir pasikeitimų, nes daug jų išvysime, daug naujienų laukia ir vasarą. Ačiū Žygimantai, kad pas mus apsilankėt studijoje, pasidalinot savo įžvalgomis ir mintimis apie visas aktualijas ir įvykusias kovas. Laidos pabaigoje nuo mūsų partnerių Gudobelis norėtume padovanoti už įdomias mintis ir apsilankymą Bonchance užkandžių rinkinį visą. Ačiū labai. Pravers tikrai, manau, bežiūrint futbolą. Taip, dar kartą ačiū už apsilankymą, o su žiūrovais susitiksime kitą kartą.